Sveiki, oranžinio sviedinio mėgėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Praėjusią savaitę visai neblogai man sekėsi spėlioti rungtynių rezultatus, taigi per daug nelasdavokit, manęs matot, tobulėjau kaip ant mielių. Jūs visus sveikinu su praėjusią trijų karalių švente, šią savaitę su Madrido karaliais kovos Kauno Žalgiris. O jūs, aišku, nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalo ir spėliokite jūsų rungtynių rezultatus. Sausio 7 dieną velniškai svarbės Europos taurės turnyro rungtynes žais Panevėžio 7bet Lietkabelis išvykoje susikaus su Breso Burko komanda, kurią įveikė pirmajame rate savo aikštėje. Tačiau, aišku, panevėžiečiams lengva nebus, ką tik sužaidė su Kauno Žalgiriu, kur, aišku, krepšininkai iškovoja nemažai jėgų, išretinta traumų yra Panevėžio ekipa, bet tai gyvenk arba mirk mačas, jeigu panevėžiečiai pralaimės, iš esmės nebeturės realių šansų patekti į atkrintamasis varžybas. Labai reikšminga dvikova ir Breso Burko komandai, kuri pastaruoju metu klumpa 3 pralaimėjimai iš eilės, visiškai kiaura gynyba, tai yra puolimo komanda, tai yra tikrai įveikiama komanda, bet manau, kad panevėžiečius kankins nuovargis. Aišku, dėl traumų turbūt nežais vienas kitas svarbus krepšininkas. Bus rezultatyvios rungtynės, bus pelnyta apie 170-175 taškus. Po atkaklios kovos dėja prognozuoju prancūzų pergalę maždaug 5 taškais. Sausio 9 dieną Eurolygoje bus įdomi dvikova. Monako, Eurolygos vienas iš lyderių, priims Barcelonos komandą. Manau, tai bus atkaklios rungtynės. Barsos žaidimas po truputį gerėja, nors aišku ir banguoja. Tikrai pagerėjo ir Monako žaidimas, kai prie ekipos vairo stojo legendinis Vasilijus Panulis. Įsibėgėja ir Maikas Džeimsas. Monako tikrai labai solidžiai žaidžia savo žiūrovų akivaizdoje, bet spėju, kad Barsa vis dėlto rimtai pasipriešins. Namie Barcelona įveikė Monako net 15 taškų skirtumų ir mano prognozė, jog per plauką pergalę iškovos Monako krepšininkai 1, 2, 3 taškeliais. Sausio 10 dieną 3 iš eilės pralaimėjimų seriją Eurolygoje bandys nutraukti Žalgirio krepšininkai. Lengva tikrai nebus. Atvyksta Madrido Realas, kurį kauniečiai įveikė Ispanijos sostinėje, tačiau dabar Realas visiškai kita komanda, radikaliai pagerino žaidimą, 4 pergalės iš eilės ir sulopė Realas savo gynybą. Per pastaruosius 3 mačus praleido tik vidutiniškai po 72 taškus. ACB lygoje nugalėjo Barceloną. Žalgirio atvirkščiai gynyba labai suprastėjo pastaruoju metu. Kita vertus, Realas per šią savaitę sužais 4 rungtynes. Jie žais pirmadienį, trečiadienį, žais ir Ispanijos lygoje, ir Eurolygoje, ir manau, kad tai bus labai svarbus faktorius, kuris padės Žalgiriui vis dėlto iškovoti pergalę. Manau, kad Realas šį kartą uždarys Volkerį, kuris neturėtų pelnyti daugiau negu 15 taškų, tačiau Žalgiris, aišku, turi ir kitų kozirių. Optimistiškai žiūriu šį mačą, Žalgirio pergalė maždaug 5-6 taškais. Sausio 11 dieną iš duobės bandys išlipti Klaipėdos Neptūnas, kuris kovos su 7bet Lietkabeliu. Uostamiestyje 5 nesėkmes iš eilės patyrė klaipėdiečiai, kai labai prastai atrodo, nors turi galingą sudėtį. 7bet Lietkabelis irgi neblizga dabar LKL, 3 pralaimėjimai iš eilės, komanda kankina traumos, tą savaitę reikia žaisti ir Europos taurėje. Pirmame rate Neptūnas išvykoje įveikė Panevėžio ekipą, bet tada 7bet Lietkabelis neturėjo tokio žvėries kaip Džordžia Gagičius ir Paulius Danusevičius sustiprino komandą. Manau, kad bus sunkiai sustabdomas Gagičius.
kuris turėtų prisidėti prie 7bet Lietkabelio pergalės. Prognozuoju, kad šis vidurio puolėjas įmes mažiausiai 15 taškų, tikėtina ir daugiau, ir pergalę išplėš panevėžiečiai maždaug 7-8 taškais. Lietuvos krepšinio lygoje sekmadienį Rytas priims Utenos Juventus klubą, kuris neseniai po dramatiškos kovos Šiauliuose nugalėjo vietos krepšininkus, tačiau manau, kad prieš Rytą rimtų argumentų neturės uteniškiai. Vilniečiai puikios sportinės formos, tą įrodė ir užtikrinta pergalė Klaipėdoje prieš Neptūną. Tačiau jeigu į Vilnių atvyks Eimantas Kersis, Utenos klubo vadovas, manau, kad intrigėlė gal ir bus. Kokį bent vieną kėlinį. Taigi, mano prognozė, Ryto pergalė maždaug 17-18 taškų skirtumų. Tai buvo mano komentatorius Vaido Čeponio prognozės. Tikiuosi, jog šiemet išsikėlėte naujų tikslų, kuriuos pavyks įgyvendinti. Taigi, su trenksmu pradedam naujosius metus.